Išėjom pasivaikščiot su dukra. Ir žiūrėkit, kokioj vietoj. Mašinų aikštelės, angarai, matote, ne? Ir įdomų dalyką parodysiu. Toks šulinys, nežinau, kas čia taip turėtų būti. Duobė. Vieną atplaukė. 3. Ir mes jas radom. Ir tokios ganėtinai didelės. Keista. Na ką, antradienis parodys. Iš automobilių kiekio sprendžiu, kad gali nedaug būti sportininkų šiandien. Panašu, kad ir nėra. Einam pajudėti. Kažkaip tai gražiau buvo, kai ėjom į priekį. Antradienis, rūko persmelktas antradienis. Einu paskutinį kartą dėl peties. Noriu prisipažinti, kad vakar tiesiog pramiegojau sportą. Tai tokia mano didžiulė nuodėmė, kurią išpirkinėju dabar pas kineziterapeutą eidamas pėškom. Ir šiandien buvo sporto diena ir paskutinė šią savaitę, nes rytoj išvažiuoju, rytoj poryt ir penktadienį paatostogaut. Bet žada šiltus orus, bus faina pabūt, tai gal man ir pavyko su atostogom. O dabar ką, einam, pasižiūrėsim, gal pavyks ten kažką nusifilmuoti. Nuo šitos vietos viskas eina į petį. Tai čia viskas yra gerai. Dabar, kai vedi atgal rankas, biški išsukinėk ranką. Po biški per greit gal net ir sukai. O va čia matysi, kaip tavo štanga yra, kaip dilbiai, labai gerai. Įsivaizduoji, kad rankas biški išsukinėjai šitaip. Tai iškankino nevaikiškai. Pabaigoje buvau drebančiom rankytėm. Galbūt kažko išmokė. Dar pafilmavo. Parodė, kaip atlikti teisingai pratimus, kad neapkraut pečių, žodžiu, bet parodė taip, kad, aš tikiuosi, kad aš atsiminsiu ir kažką sutaisysiu, bet skaudus, sportas yra skaudus, ne tik tai, kad fainas, bet jisai ir skaudus. Beveik 9, einam pas daktarytę duoti kraujuko. Pasižiūrėsim, kas bus. Tai ką, dabar tokia suvestinė, kad esu dabar nevalgęs 15 valandų, negėręs gal kokio 12, tai pagal visus prašymus. Ką čia šnapuoji? 9 valandos einu priduot kraują ir rytoj bus įdomesnių rezultatų, kas susijęs su cholesteroliu. Pažiūrėsim, gal dar kokių tyrimų reikia prisidaryti. Žodžiu, negi mum gaila. Taip, už 4 mokamus tyrimus gautus 41 euras ir bendras kraujo tyrimas nemokamas. Kaip ir viskas. Gerai, ką, atostogų pirma diena prasideda šitaip. Ne, dar nueisim pasisvert namo. Nusivilkau ir pabandykim pasižiūrėti, ką rodys svarstyklės. 8.
Dėl to ir pasidaro ta istorija. Nu, kam ketvirtadienio rytas darbe, kam kaime, einam nusipraust. Nešalta šiandien. Šiltos dienos. Na, einam. Tiek čia to ir baubo. Nusiprausėm. Visiškai protinis dalykas, jeigu nusiteiki normaliai, tai absoliučiai nešalta. Pavalgyt ir važiuosim iki Alytaus. Aš labai norėjau čia tiesiog nusimaudyti spalio 10 dieną. Dėl to mes nieko nelaukiam, kadangi laiko neturim daug, dėl to galim iškart pasiruošti ir šokti į vandenuką. Na ką, bėgam? Tiksliau nebėgam, niekada nebėgu į vandenį, nes šiaip bijau bėgti. Tai turbūt reikės iš lėto, bet nueiti ir nusiprausti. Nieko savo draugą matėt, kokį atradau. Nebūčiau pagalvojęs, kad bus taip šiltas vanduo. Nu, kad ir ta prasme, tu supranti, kad jisai nėra šiltas, jisai jam ne 20 ir ne daugiau laipsnių. Bet tikrai nebūčiau pagalvojęs, kad bus taip komfortiškai išlipti ir taip faina. Aišku, lauke yra šiuo metu 14, tai nėra, kad būtų 6 ar 5 laipsniai, tai vanduo puikiai, žiauriai fainai buvo, žiauriai patiko. Ir dar ką norėjau pasakyti, kad jau yra mano cholesterolio ir visi kiti tyrimai, kuriuos pasidariau. Greičiausiai viską papasakosiu, kai turėsiu šiek tiek daugiau laiko ir galėsiu viską taip nuodugniai papasakot, ką radau, kokie rezultatai, kokios prognozės ir pamatysim, kas ten bendrai. Sudėsiu visus duomenis grafiškai, kad matytųsi, tai bus daug įdomiau pasižiūrėti. Tai va ką, nusimaudėm, aplankėm giminės, pavaišino nedietiniu, bet labai skaniu maistu. Tai ką? Taip reikia, kartais reikia ir dėl to esu labai patenkintas. Tai einam dar šiek tiek keletą minučių pašnekėti ir bus galima čiuožti atgal į sodybą. O, mano draugės vėl. Einam pasisveikinti.
ką papasakos įdomus. Be. Nu, kur jau bėgam? Nu, kogi? Nu, ne visiems galima turėti teisės ir skraidyti, ne? Einam į Kėdainių savivaldybę. Biškelį iš anksto prabalsuot norim. Dokumento? Viskas padaryta. Balsavimas įvykdytas. Ačiū. Oho. Dalend. Pareiga įvykdyta. Ai, foto, nu tai galim foto padaryti. Ketvirtadienio vakarą su tėčiu žiūrim krepšinį. Viskas. Pamečiau visas savo dietas ir sausainių mamos paragavau, ir vaflių, ir alaus atsidariau. Nu gėda, nu bet, nu neturi būti svorio metimas kažkokia tai kančia. Blemba, pasižiūriu į laikrodį. 8000 žingsnių. Blemba, net įsigandau, galvoju, negali būti taip, kad 8000, ne. Tai žinokit, aplink namą jau 12 kartą einu. Ne, aš surinksiu tą minimumą, tai 8300 žingsnių aš surinksiu, tiesiog kitaip negalima, reikia surinkti. Jūs greičiausiai nei manęs nematot, gal tik tai nebent tą žalią tašką, bet šiandien yra pašvaistė. Na va, pavyzdžiui, kaip matot, tuoj parodysiu, kaip nuotraukai tai atrodo. Penktadienio rytas, kaip ir visada, kaime sodyboje svarstyklių neturiu, tai nežinau nei koks svoris, šalta, vakar buvo daug geresnis oras, o šiandien sugalvojau, kad reikėtų nueiti gal biškelį žingsnių parinkti. Sakau, pasižiūrėkim, po lietingų ir tokių šiltų dienų gal atsirado grybų, tai va, žingsniuoju. Pažiūrėsim, kaip su grybais reikalai. Šitas dienas pasileido mano visa, kaip čia, dieta, jeigu ją taip galima pavadinti. Tai visa dieta nuėjo šuniui ant uodegos, bet aš sau leidau 3 dienas. Kiekvieną kartą negalima stresuoti, negalima iš svorio metimo pasidaryti kančios, nes tada bus neįdomu. Toks mano atmazas. Tai taip, kad dabar valgau ir panašiai tai, kas yra, o ne tai, ką reikėtų. Taip pat ir turiu ir alučio vieną kitą ir stipresnio gėrimo. Bet, ką padarys. Tai va, tokia esmė, kad dabar einam pagrybauti, pasižiūrėsim, ką rasim miške. Nerasim, tai būsim žingsnių radę. O rytoj jau grįžtam į trasą, grįžtam į Kauną, grįžtam į rutiną ir vėl toliau tęsim savo
reikalus, pristatysiu jums visus savo duomenis, kuriuos turiu. Tai bus įdomių skaičių, bus įdomių pamastymų ir gal kažkokių pakreipimų kažkur tai į reikiamą pusę. Tai vat pasižiūrėsim. O šiandien einam pagrybauti, pasižiūrėsim, parodysiu, ar čia verta buvo ar ne. Bet pažiūrėk, kiek jų yra. O, vajeto. Nu bet kaip ten sako, jeigu yra musmirių, yra ir normalių grybų. Ieškom. Gerai. O, žiūrėkit, ir pirmas. Nublemba, bet šitų. Nors vežimo vežk. Raudonikis. Vieno kasnio raudonikis. Nu, dieve, kiek va. Nu, aš jau čia ir pradėjau dorot grybus, nebepanešu tokių kiekių. Nu, žodžiu, va taip va atrodo rankos. Kita, grybai. Ir dar du grybai sėdi. ir sėdim, ilsimės. Po 10-20 išėjau, dabar yra po 2-4 valandas. Žodžiu, tiek grybų, kad dienos norma žingsnių tikrai bus nueita, nes jau dabar trūksta 100. Tik tai dorosim po to grybus. Laukė 12. Nusimaudžiau, lauko duše. Gerai. Grybavimas baigtas ir panašu, kad į pabaigą eina ir vasaros uždarimas. Nu, šeštadienis sodyboje pasitinkamas toks. Nežinau, ar pastebėjot, bet jau aš Kaune. Konstatuoju faktą, kad mes jau Kaune. Ir ką tik įminėm į šūdą. Tik Kaunas pasitinka šūdu. Negražu taip. Lemą dabar batą nusivalyti. Gerai, įminėm į šūdą ir minam toliau. Einam iki darbo, nes reikia pasidaryti keletą darbų, kadangi nebuvau 3 dienas. Susirenkam žingsnius, pasidarom visus darbus, vakare pabūnu su šeimina. Viską turim susireguliuoti vėl atgal. Šitą savaitę, ojojojojoj, nutrūkau nuo grandinės ir pasileidau laukais, palaidais plaukais. Bet reikia kažkaip tai grįžti. Šeštadienis iš tikrųjų gražus. Tai vaikštom, pasidžiaugiam, grįžtam ir valgysim grybus. Nu va ir grybukai. Sekmadienis. Norėčiau sakyti, kad yra sekmadienio rytas, kaip visada. Bet ne, dabar yra sekmadienio beveik vakaras, 6 valandos vakaro. Šiandien užpuolė darbai. Nei filmuotis, nei fotografuotis, jokių minčių nebuvo. Žodžiu, tokia diena būna kartais. Tai kadangi tempuoju greit namo, nes panašu, kad greitu metu užeis lietus ir mano filmavimas baigsis ir aš tiesiog bėgsiu namo, tai noriu papasakot, kokiusgi rezultatus gavau po mėnesio
sporto ir sveikesnio maisto. Tai kaip dabar matot mano tokioje čia šonuose parodyta, tiksliau apačioje yra parašyta cholesterolio rugsėjo mėnesis ir cholesterolio duomenys spalio mėnesį. Taigi nuo 1 mėnuo ir sportas plus sveikesnis maistas, ką mes turim? Bendras cholesterolis minus 17%, blogasis cholesterolis minus 23%, gerasis plus 1 tik tai. Žiauriai rezultatai yra pozityvūs. Kaip nori, taip sakykite. O dabar trumpai pasakysiu, ką per tą mėnesį valgiau ir kaip sportavau. Jeigu šią savaitę sportavau tik tai 1 dieną, iš tikrųjų, bet ten taip susiklostė tiesiog. Tai visus kartus mano aktyvumas buvo labai nemažas, 12 000 žingsnių per dieną, tai yra gan nemažai. Sportas būdavo praktiškai visada 4, kartais net 5 dienos per savaitę. O iš maisto, jeigu jūs įsivaizduojat, kad aš kažkaip valgiau žiauriai sveikai, tai aš valgiau tik tai lašišos daugiau, tiksliau daugiau žuvų produktų. O visa kita nieko valgiau taip pat, kaip valgydavau, ko atsisakiau, tai saldumynų. Maistas buvo praktiškai tas pats, ką valgydavau ir anksčiau. Tai nebuvo jokios drastiškos dietos. Tai nebuvo tai, kad aš nevalgau ar dar kažkaip. Valgydavau tai, ko atseit ir negalima, ir galima, kas cholesteroliui būtų blogai ir panašiai. Nieko, geriu žuvų taukus ir jokių kitokių papildomų vitaminų. Kaip ir mano buvo minėta, atsimenat, kada aš ėjau į kraujo banką kraujo duot ir nepriėmė dėl hemoglobino. O tai ten išrašė geležies, čia reikėtų geležies. Pasitikrinau dabar. Feritinas, geležis, viskas yra idealu, viskas yra labai normos ribose. Visi kiti duomenys yra absoliučiai normos ribos. Kaip viskas keisis dar po mėnesio, ar ten gerės ar ne. Ir dar pasižiūrėsim, kaip man bus su elektroninė cigaretė nuo rytojaus. Įpratis vis tiek bus išlikęs. Pažiūrėsim, ar labai jo ieškosiu. Tai ką, geros savaitės, blemba, visko neišpasakosiu. Ir susimatom po savaitės. Vėl bandysim grįžti į rutiną.